Labai dažnai sulaukiama klausimų nėščių moterų, ar joms galima atlikti procedūrą, ar tai yra saugu, ar galima iš karto procedūrą atlikti po gimdymo. Taigi šiandien norėčiau atsakyti būtent į šį klausimą. Kai moteris yra nėščia, jos hormonų sistema kinta, jūs turite savyje lėliuką, dar turite ir jo hormonus ir viskas mūsų organizme keičiasi. Vadinasi, kokias procedūras mes atliktume, mes niekada negalim garantuoti jokio rezultato, todėl kad jūsų hormonai dar kokį šokį šoks. Taip pat po gimdymo, moteris labai dažnai skambina po gimdymo ir sako, Jėzau, kiek pas mane priaugo daug plaukų, noriu kuo greičiau juos pasišalinti. Tačiau stop, didelis kryžius, neikite. Ir netgi jeigu jūsų paskambinta meistrui sako, taip žinoma, ateik, tai yra tik pasipinigavimas, jokiais būdais. Ir ne tik po gimdymo, o dar tik po žindymo. Vadinasi, ir visą žindymo laikotarpį nešalinkite plaukų. Kodėl? Nes jums atauks miegantis plaukai, jums atauks plaukai tokiose vietose, kur jūs net nesitikėjote. Nes labai daug miegančių plaukų atsibunda būtent šitoje fazėje, būtent šitame periode. Taigi, kada jau yra normalu, logiška atlikti lazerinės epiliacijos ar tos pačios elektroepiliacijos procedūras 3 mėnesiai po žindymo. Aš žinau, kad tai skamba baisiai, bet tai yra vienintelis saugus tarpas, kada tikrai hormonai jau plius minus grįžta į vietas, kada pas jūs jau organizmas vėl pradeda atsigaudinėti ir jūs galite pradėti daryti procedūras. Nes viskas, kas bus padaryta iki to laiko, gali neturėti jokio efekto.